Sveiki visi, šį kartą esu Smiltynėje ir artėju prie vieno iš buvusio gynybinio objekto Antrojo pasaulinio karo, prie bunkerio. Pažiūrėsiu, ką ten man pavyks pamatyti. Taigi, kaip matom, Alksnynės gynybinis kompleksas. Štai kiek čia visko. Mes esam štai čia. O yra net 5 objektai. Taip. Pirmas objektas tai būtų va čia šaudmenų saugykla FLA-2 arsenalas. Antras objektas štai čia pietinė pabūklo platforma FLA-24A su kazematu. Čia buvo tikriausiai. Trečias rytinė pabūklo platforma FLA-24A su kazematu. Ketvirtas priešlėktuvinė artilerijos baterija FLA-2 ir elektrinės bunkeris FLA-1. Kaip pagalvoju, tokiam gražiam pušyne įkurta buvo betonkelis. Einam pažiūrėti, ką pavyks aptikt. Kas čia likę? Aukštos įtampos laidai. Opa, o čia buvę užrašai ir, kaip suprantu, tikrom kulkom peršauta. Čia, kažkas čia jo pasiautėjo. Kągi, einam pasižiūrėti, va čia kažkoks tai bunkeris. Dabar jau čia reikia tik tušti kambariai. Bet va čia būdavo kareiviai. O koks eidas. Eina savo. Na, čia panašu tikras kulkas. Arba mokomasis. Reikiniai kristi einant, labai šlapia. Pastarosiom dienom lyjo. Taip, kągi, viena vieta atrodė štai taip. Nejauki vietelė iš tikrųjų. Labai nejauki. Einu prie kitų. Tiesiog einu iš eilės, kuriuos randu ir žiūrinėju. Čia tikriausiai buvo priešlėktuvinė baterija. Spėju iš to viduryje varžtų žiedo. Čia jinai ir buvo pritvirtinta kadais. Man čia jau tokios landinės dabar paverstos. Benamių galbūt. Galbūt šiaip nežinau kokių žmonių. O ventiliacijos koksai buvo. Padarytas metalinis. O kokie buvo metaliniai strypai betonuoti. Ir vėl ta kulka, bet čia greičiausiai mokomoji spėčiau. Nors nežinau iš tikrųjų.
viena baterija. Šitą geriau išsilaikiusi, sakyčiau. Įdomiai kaip kambariai tarsi. Be abejo, kiekvienas tas kambarys turėjo savo paskirtį. Gal tie, kurie labiau domėjosi, žino, kas čia buvo tose angose tuo laiku. Čia tai atrodo kaip sprogė būtų. Įdomiai taip. Dar viena greičiausiai baterija. Tai jos viso 3 čia viena šalia kitos buvo. Tai pirmasis tas bunkeris, kuriame buvau geriausiai išsilaikęs, sakyčiau. Čia iš viso likė tik tais... O! Yra įėjimas. Nagi. Koks lapukas paliktas. Poilsis, budėjimas. GRG. Čia gal pratybos kokios vyko? Siena kokia. Iš karto tokia nejaukia atmosfera. Ten galima įeiti, ten galima įeiti. Čia gal tualetas buvo ar kažkas, nežinau, ne. Bet čia tai jau labai nesaugiai atrodo. Ir kurgi čia buvau? Priešlėktuvinė artilerijos baterija Flat 2. Tai va, aš vaikščiojau čia. Ten nebuvau, nes ten labai jau šitoj vietai siena labai bjauri išgriuvus. Nesinori rizikuoti iš tikrųjų. O štai ten matosi Klaipėda. Uosto prieigos ir gyvenamieji namai net kitam krante. Štai pabūklo platforma Flat 24A su kazematu. Tai čia yra 3. Tai mes esam vat štai čia. Buvau 4, va šitoj. 5 buvau. Dar liko į 1 ir gal 2 paieškosiu. O, šita tokia jaukiausia. O, tik pakalbėjau apie jaukumą. Štai kas atsiveria. Čia labai statu.
Šulinėlių paversta kažkokia duobė buvusi. Greičiausiai ventiliacijos anga čia buvo. Aš taip įtariu, kad va šitos plytelės yra visiškai autentiškos. Antrojo pasaulinio karo to laikmečio su tokiam duobutėm va. Man toks įspūdis, nes čia va griuvė, išgriauta, o čia likę. Na, nežinau, gal ir apsirinku, bet man tokia nuojauta. Dar šiek tiek grafičių. Aš tik tai galvoju, čia reikia drąsos šitam kopėtėlėm užlipti, jeigu kažką tvarko darbininkai. Taigi, priartėjom prie dar vienos. Pabūklo platforma FLA-24A su kazematu. Čia bunkerio matyta visa platforma iš vidaus išplanavimas. Nu ką, ir einam pažiūrėti, kas ten yra. Plytos kabo. Ačiū. Galėdavau matyti, jeigu kas įeina priešai, bandytų įeiti, spėju, čia su ginklu galima įsitaisyti. Va tai toks tas apsilankymas. Smiltynės, viename iš bunkerių kompleksų buvusių. Vokiečių bunkerių kompleksų. Tiesą sakant, nebedaug belikė, tik tai griaučiai, kaip ir visur, beje, daug kur Lietuvoje. Kas liečia, aišku, tuos bunkerius, antro pasaulinio, pirmo pasaulinio karo įtvirtinimus. Tai va, šiam kartui būtų tiek. Iki.